Aš esu Gintaras, jūsų virtualus asistentas. Šiame vaizdo įraše pristatysiu, kaip teisingai ir nuosekliai pateikti užsakymą CPO LT elektroninio katalogo griovimo darbų modulyje. Vaizdo instrukcija padės jums lengviau suprasti sistemos veikimą ir užtikrinti, kad užsakymo procesas vyktų sklandžiai ir pagal nustatytus reikalavimus. Kviečiu žiūrėti toliau. Norėdami įsigyti griovimo darbus, prisijunkite prie savo vartotojo paskyros CPO LT kataloge. Formuojant užsakymus kataloge, naudokite Mozilla Firefox arba Google Chrome naršyklės, nes kitų naršyklių katalogas nepalaiko ir užsakymas gali būti užpildytas netinkamai. Pirmą kartą jungiantis būtina patvirtinti sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo. Susipažinkite su tvarkymo sąlygomis ir, jei sutinkate, patvirtinkite. Skirtuke katalogas, statybų srities pirkimo grupėje pasirinkite modulį griovimo darbai. Paspaudę nuorodą pirmyn būsite nukreipti į krepšelio formavimo platformą. Modulyje griovimo darbai suskirstyti į 5 kategorijas. Pasirinkite vieną kategoriją. Pirma kategorija. Nesudėtingų statinių, esančių ir nesančių kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje ir kultūros paveldo vietovėje ir neypatingų statinių, nesančių kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultūros paveldo vietovėje griovimo darbai. Antra kategorija. Neypatingų ir ypatingų pastatų, esančių kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultūros paveldo vietovėje, griovimo darbai. Trečia kategorija. Ypatingų pastatų, nesančių kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultūros paveldo vietovėje, griovimo darbai. Ketvirta kategorija. Neypatingų ir ypatingų inžinerinių statinių, esančių kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultūros paveldo vietovėje, griovimo darbai. Penkta kategorija. Ypatingų inžinerinių statinių, nesančių kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultūros paveldo vietovėje, griovimo darbai. Pasirinkę vieną kategoriją, spauskite pirmyn ir į krepšelį. Čia galite susipažinti su pirkimo objekto techninė specifikacija. Paspaudę nuorodą į krepšelį, būsite nukreipti į užsakymų formavimo langą. Primenu, kad už duomenų teisingumą atsakinga perkančioji organizacija. Pildant užsakymą, pirmiausia pažymėkite, ar pirkimo objektas skaidomas į pirkimo objekto dalis pagal pateiktus atsakymų variantus. Jei pirkimas neskaidomas į dalis, nors vertė didesnė nei tarptautinio pirkimo vertė, būtina įrašyti pagrindimą arba įkelti rinkmeną. Skiltyje Statybos objekto duomenys nurodykite privalomus duomenis, įrašykite objekto pavadinimą, pasirinkite statinio tipą – gyvenamasis pastatas, negyvenamasis pastatas arba inžinerinis statinys, bei kategoriją – nesudėtingas, neypatingas arba ypatingas. Nurodykite, ar objektas patenka į kultūros paveldo teritoriją, jo apsaugos zoną ir kultūros paveldo vietovę. Pažymėkite taip arba ne. Įrašykite žemės sklypo duomenis – pavadinimą, adresą, unikalų numerį. Nurodykite, ar darbai perkami pagal statinio projektą ar užsakovo užduotį. Įrašykite statinio projekto arba užsakovo užduoties pavadinimą ir pagrindinės charakteristikas. Pasirinkite, ar užsakovui privalomas statybą leidžiantis dokumentas – leidimas griauti statinį. Pažymėkite taip arba ne. Nurodykite, ar statinio griovimas atliekamas priverstinai vykdant įsiteisėjusį procesinį dokumentą arba Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie aplinkos ministerijos privalomąjį nurodymą. Taip arba ne. Tai aktualu, jei pirkimą vykdo Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie aplinkos ministerijos. Kiti užsakovai renkasi atsakymą ne. Pasirinkus atsakymą taip, įrašykite dokumento pavadinimą, datą, numerį, išdavusios institucijos pavadinimą. Nurodykite pageidaujamą griovimo darbų laiką. Laikas neribojamas, darbo dienomis nuo 8 iki 17 valandos arba kitas laikas bei konkrečias valandas. Įrašykite reikalavimus statybvietei arba pateikite nuorodą į dokumentą, kuriame nustatyti šie reikalavimai. Užsakovo užduotis arba aprašas, jei teikiami, arba statybvietės perdavimo aktas. Pažymėkite, ar užsakovas suteiks tiekėjų prisijungimą prie elektros energijos, taip arba ne, bei prisijungimą prie vandentiekio, taip
arba ne. Nurodykite, ar rangovas prie statybvietės privalės įrengti stendą apie statybos darbus, taip arba ne. Jei ši sąlyga privaloma, nurodykite reikalavimus arba nuorodą į dokumentą, užsakovo užduotį arba aprašą, jei teikiami. Nurodykite, kokius bandymus turi atlikti rangovas arba įrašykite nuorodą į dokumentą, kuriame tai nurodyta, užsakovo užduotį arba aprašą, jei teikiami. Įrašykite darbų atlikimo grafiko pateikimo terminą, skaičiuojama kalendorinėmis dienomis po Sutarties įsigaliojimo. Nurodykite, ar bus taikoma sutarties kainos korekcija, perskaičiavimas, taikoma arba netaikoma. Korekcija privaloma taikyti, jeigu darbų atlikimo trukmė kartu su numatytų darbų atlikimo termino pratęsimu yra ilgesnė negu 6 mėnesiai. Nurodykite, ar taikomas pirmosios korekcijos, perskaičiavimo terminas pagal pirkimo sutarties, bendrųjų sutarties sąlygų 13.3.7 punktą. Pažymėkite taikoma arba netaikoma. Jei pažymėjote netaikoma, pirmas perskaičiavimas gali būti atliekamas bet kuriuo metu. Nurodykite, ar taikoma sutarties kainos korekcijos dažnumas. Pažymėkite taikoma arba netaikoma. Nurodykite darbų atlikimo termino pradžią. Visų sutarties sąlygų įsigaliojimo diena pasirenkama, jei kartu perkamos griovimo projekto arba griovimo aprašo parengimo paslaugos. Statybvietės perdavimo priėmimo akto sudarimo diena pasirenkama, jei perkami tik statybos darbai. Datos ir laikai nurodomi antstolio patvarkyme ar kitame procesinėme dokumente pasirenkama, jei perkama priverstinai vykdant įsiteisėjusi procesinį dokumentą arba valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie aplinkos ministerijos privalomąjį nurodymą. Tai aktualu, kai pirkimus atlieka valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie aplinkos ministerijos. Nurodykite, ar darbai bus atliekami etapais, pažymėkite taip arba ne. Jei nurodyta parinktis taip, įrašykite etapų pavadinimą, pradžią ir pabaigą. Etapus galite pridėti, paspaudę nuorodą pridėti etapą. Įrašykite galutinį darbų atlikimo terminą mėnesiais. Skiltyje darbai ir paslaugos nurodykite privalomus duomenis. Statinio griovimo darbų, išskyrus projektavimą ir projekto vykdymo priežiūrą, jei perkama, maksimalią kainą eurais su PVM. Jei perkamas projekto aprašo parengimas, nurodykite kuris, bei įrašykite projekto aprašo parengimo maksimalią kainą eurais su PVM. Jei perkama projekto vykdymo priežiūra, įrašykite projekto vykdymo priežiūros maksimalią kainą eurais su PVM. Nurodykite, ar perkama kadastrinių matavimų bylos parengimo, atnaurinimo bei patikrinimo NT registre paslauga. Pažymėkite taip arba ne. Taip pat, ar rangovas turės parengti statybos užbaigimui būtiną dokumentaciją ir atlikti statybos užbaigimo procedūras pagal užsakovo įgaliojimą, taip arba ne. Nurodykite, ar perkama deklaracijos apie statybos darbų užbaigimo parengimo ir pateikimo tvirtinti kompetentingoms institucijoms bei įregistravimo Lietuvos Respublikos statybos įstatymo nustatyta tvarka paslauga, taip arba ne. Užsakovo maksimali kaina, biudžetas eurais su PVM užsipildys automatiškai. Skiltyje įkelkite dokumentą prie statinio projektas ir arba užsakovo užduotis, įkelkite dokumentus, statinio projektą arba aprašą ir arba užsakovo užduotį. Jeigu darbų atlikimui neprivalomas statinio projektas, užsakovo užduotis yra privalomas užsakovo pridedamas dokumentas. Jeigu darbai perkami pagal statinio projektą, prireikus užsakovas gali papildomai pateikti užsakovo užduotį. Skiltyje įkelkite dokumentą, pasirinkus statybą leidžiantis dokumentas arba leidimas griauti statinį, jei jis privalomas. Įkelkite dokumentą 7Z ZIPRAR formatu. Skiltyje įkelkite dokumentą pasirinkę statinio kadastro bylą, įkelkite pastato statinio kadastro bylą 7Z ZIPRAR formatu. Skiltyje pirkimo sąlygos nurodykite informaciją būtiną krepšelio formavimui, pasiūlymo pateikimo terminą nuo 8 iki 15 darbo dienų bei pasiūlymų vertinimo kriterijų pagal mažiausią kainą arba pagal kainos ir kokybės santykį. Pasirinkus pagal kainos ir kokybės santykį, susipažinkite su pasiūlymo vertinimo kriterijais ir tvarka.
Pažymėkite jums svarbiausius ekonominio naudingumo vertinimo kriterijus – kaina, privaloma, darbų atlikimo terminą ir arba socialinį kriterijų darbų atlikimui įdarbintų nepalankioje padėtyje esančių asmenų skaičių. Nurodykite pasirinktų kriterijų lyginamosius svorius balais. Atkreipkite dėmesį, ekonominio naudingumo vertinimo kriterijų lyginamųjų svorių suma turi sudaryti 100 balų, kurią matysite žaliame fone, tinkamai pasirinkus lyginamosius svorius balais. Įrašykite, ar bus mokamas avansas, taip arba ne. Pasirinkus taip, nurodykite avanso dydį procentais nuo 1 iki 100% nuo pradinės sutarties vertės be PVM bei avanso arba jo dalies sumokėjimo terminą. Rekomenduojama 20 darbo dienų ir avanso išskaitos dydį procentais nuo 0 iki 100%. Nurodykite, ar bus taikoma sulaikoma suma procentais nuo ataskaitinių laikotarpių atliktų darbų vertės be PVM nurodytos pažymoje apie atliktų darbų vertę. Jei taikoma, nurodykite jos dydį procentais nuo 5 iki 10%. Pažymėkite apmokėjimo už darbus terminą kalendorinėmis dienomis. Pasirinkite standartinis 30 kalendorinių dienų arba kitas terminas. Jei pasirinkote kitas terminas, nurodykite terminą nuo 31 iki 60 kalendorinių dienų. Įsidėmėkite, maksimalus nurodomas apmokėjimo terminas gali būti iki 60 dienų tik tuo atveju, jeigu apmokėjimas susijęs su trečiųjų šalių finansavimu. Nurodykite, ar bus taikomas statybos darbų draudimas. Jei taip, pasirinkite ar pagal statybos darbų atkuriamąją vertę, ar pagal objekto atkuriamąją vertę. Taip pat, ar bus taikomas statybos rangovo civilinės atsakomybės draudimas. Taikoma, netaikoma. Jei pasirinkote taikomą, nurodykite statybos rangovo civilinės atsakomybės draudimo sumą, kuri negali būti mažesnė nei 43 400 eurų vienam draudžiamam įvykiui ir statybos rangovo civilinės atsakomybės draudimo besąlyginės išskaitos sumą, kuri negali būti didesnė nei 2900 eurų. Nurodykite, ar bus taikomas projektuotojo civilinės atsakomybės draudimas. Taikoma arba netaikoma. Jei pasirinkote taikyti, įrašykite projektuotojo civilinės atsakomybės draudimo sumą, kuri negali būti mažesnė nei 43 400 eurų vienam draudžiamam įvykiui ir projektuotojo civilinės atsakomybės draudimo besąlyginės išskaitos sumą, kuri negali būti didesnė nei 2900 eurų. Įsidėmėkite, netaikyti draudimų galima tik atvejais, atitinkančiai statybos įstatymo 42 straipsnio 11 dalies sąlygas, projektuojant, statant, rekonstruojant ir kapitališkai remontuojant nesudėtinguosius statinius, atliekant nesudėtingojo statinio projekto dalies ekspertizę, taip pat atliekant visų statinių paprastąjį remontą, išskyrus atvejus, kai paprastojo remonto darbai statiniai atnaujinami, modernizuojami, draustis privalomųjų statybos darbų ir civilinės atsakomybės draudimu nebūtina. Nurodykite taikomų baudų dydžius. Įsidėmėkite, baudų dydžiai priklauso nuo pažeidimo ir gali būti apibrėžiamos eurais – tam tikra eurų suma už kiekvieną atvejį, procentais nuo nesumokėtos sumos. Nurodykite, ar taikomas sutarties įvykdymo užtikrinimas nuo pradinės sutarties vertės arba sutarties kainos be PVM, atsižvelgiant į tai, kuri yra didesnė. Pažymėkite taikoma arba netaikoma. Ir nurodykite sutarties įvykdymo užtikrinimo dydį nuo 5 iki 15%. Įrašykite užsakovo kontaktinio asmens duomenis. Vardas, pavardė, pareigos, telefonas, elektroninis paštas. Nurodykite užsakovo už pirkimų sutarties vykdymo priežiūrą atsakingo asmens duomenis. Vardas, pavardė, pareigos, telefonas, elektroninis paštas. Tai gali būti užsakovo kontaktinis asmuo arba kitas užsakovo asmuo. Primenu, už duomenų teisingumą yra atsakinga perkančioji organizacija. Taip pat, nors ir neprivaloma, užpildykite klausimyną, kuris padės tobulinti elektroninį katalogą bei vertinti CPO LT darbą. Nurodykite, kaip vertinate šio katalogo asortimentą, kaip vertinate užsakymo pateikimo patogumą, ar pildydami užsakymą kreipiatės į CPO LT pagalbos. Ar manote, kad CPO LT veikla yra skaidri ir patikima? Pasirinkite vieną atsakymą ir jį pažymėkite. Užpildę visus privalomus laukus ir patikrinę pateiktą informaciją, pateikite užsakymą auditui. Atkreipkite dėmesį.
Užsakymo pateikimas auditavimui yra teisiškai įpareigojantis. Teikdami užsakymą patvirtinate, kad susipažinote su šiai pirkimo kategorijai taikomomis VŠI CPO LT dinaminės pirkimo sistemos, tame tarpe ir pirkimo sutarties sąlygomis ir įsipareigojate jų laikytis. Pateikę užsakymą įsipareigojate sudaryti pirkimo sutartį su laimėjusiu tiekėju. Patvirtinkite, kad sutinkate su šiomis sąlygomis. Jei formoje bus klaidų, sistema parodys skiltis, kuriuose nėra ar neteisingai nurodyta informacija. Ištaisykite klaidas. Įsidėmėkite. Iki pateikimo auditų dienos 14 valandos užsakymo krepšelį galima grąžinti į redagavimo būseną ir koreguoti, keisti prekių kiekius, specifikaciją, kitas detalės. Taip pat galite ištrinti krepšelį. Užsakymo krepšelio auditavimas gali trukti iki 5 darbo dienų. Todėl planuodami pirkimą įvertinkite šį terminą. Jei audito metu aptinkama klaidų, krepšelis grąžinamas tikslinti. Perkančioji organizacija į savo nurodytą elektroninį paštą gauna pranešimą, kad reikia koreguoti užsakymo krepšelį. Susirašinėjimas vyksta per paklausimų skiltį. Ištaisiusi klaidas, perkančioji organizacija užsakymo krepšelį vėl pateikia auditavimui. Kai užsakymo krepšelis yra audituotas ir jame nėra klaidų, jis paskelbiamas. Tada jo statusas keičiasi iš audituojamo į paskelbtą. Paskelbus pirkimą, konkrečius pasiūlymus jame gali teikti tiekėjai, kuriems leista dalyvauti dinaminėje pirkimo sistemoje ir kurie prisiregistravo bei yra prijungti prie katalogo iki krepšelio paskelbimo. Užsakymo krepšelio būseną galite stebėti paspaudę nuorodą Pirkimo vykdymo istorija. Pasibaigus pasiūlymų pateikimo terminui, vyksta gautų konkrečių pasiūlymų vertinimas. Vienam keletui tiekėjų pasiūlius neįprastai mažą kainą, prašoma ją pagrysti. Tiekėjai tam turi 2 darbo dienas. Pasibaigus tiekėjų konkrečių pasiūlymų vertinimui, nustatoma šių pasiūlymų eilė. Taip pat suformuojamas sutarties paketas, parengta pirkimo sutartis, kurioje nurodytos visos pagrindinės sutarties vykdymo sąlygos. Perkančiai organizacijai svarbu nuodugniai susipažinti su visomis pirkimo sutarties sąlygomis, kad galėtų tinkamai ir visa apimtimi ją administruoti bei naudotis visomis savo teisėmis, kilus nusitarimų su tiekėju dėl sutarties vykdymo. Pirmoji pirkimo sutartį per 5 darbo dienas turi pasirašyti perkančioji organizacija ir išsiųsti tiekėjui. Po to sutartį per tokį pat laikotarpį, 5 darbo dienas, turi pasirašyti tiekėjas. Sutartis pasirašoma elektroniniu arba rašytiniu parašu. Atkreipiame dėmesį, kad perkančioji organizacija ir tiekėjas turi vienodų būdų pasirašyti pirkimo sutartį. Įsigydami griovimo darbus CPO LT elektroninėme kataloge, prisidėsite prie tvaraus vartojimo, nes šis pirkimas yra žalias.